Nu, visas dugnas žirniais nuklotas. Visai gerai. Turėjau pilną puodą. Aš net nežinau, kiek čia galėjo būti. 5 kg kokie žirniai. Tai kokius 3 spėjus sumėčiau ir 2 kg liko. Nu, žiūrėsim, ar pasiteisins tokią taktiką. Galbūt reikėjo mažiau biškį berti. Nu, bus matyti. Meškerės to įskleisiu. Pašarą drėkint. Bambalį užmečiau. Bus žymeklis. Atstumas 48 metrai. Bus matyti. Susišėriau nemažai žirnių. Nu, žiūrėsim, lauksim. Skubu dabar pasiruošti labai. Meškerės išsiskleisti viską. Tada atsisėsiu, jau ramiau bus. Nes susivėlinau jau. 5:30 atvažiavau, kol čia viską suskrapšiau. Jau 7 beveik. Uodų kiek atsiradė, atrodo jau buvo dingę. Ir tokie mažiukai įkyrus. Nauja karta užaugo kokia. Taip, dedu boiliuką. Popapas net neskylantis. Perkišu žolytę ir vuolia. Boiliukas. Nu, šį kartą palei pat kabliuką. Nėra tarpo. Pašariuko. Ir pirmas metimas pasiekė klipsą, bet taip jau ant ribos. Šiek tiek stipriau reikia užsimoti. Beždžionėlė. Žiūriu aš ir viršūnės kartais. Boiliukam beždžionėlės naudoju, nes ant jų rečiau kimba. Ir būni ar telefone, ar kažkur tai nežiūri grinai į visą kibimą ir išgirsti, nes signalizatorius praneša. Aš tyliai jį pasidaręs, bet girdisi. Nereikia man, kad rėktų jis per visą ežerą, kai kurie būna žvejai. Girdi, kad kitam krante jam kimba. Kitą meškerę užmetu ir kažką įsipatogint labiau reiks čia tikriausiai. Sveiki. Pagaliau meškerės paruoštas. Užmesta abi. Vieną ant bailiuką kairė, dešinė ant slieko, nors kažkur musės lervų atsivežiau, bet niekur neberandu. Norėjau ant musės lervų užmest, vėliau gal pakeisiu bailiuką, nežinau. Vieta pašerta. Viskas padaryta ir dabar jau yra po 7 kelias minutės. Tai žiūrėsim, ar dar šiandien užkips, ar paryčiais kažkas užkips, galbūt naktį. Nu, laukia šalna, tai tikiuosi nesušalsiu ir gausiu kibimų dar kokių. Kelias minutės praėjo, jau slieka judina. Jau čia tampo mažylė kokia. Oho. Didelis taip nekimba.
Viskas nustoja. Meškeris tyli. Net ant dziko biškį pajudina karts nuo kartą. O taip įdomu, kad prieš kokią gerą savaitę aš čia žvejojau, ten 5 karšiokus pagavau. Tai virš savaitės jau nešerta vieta visiškai, tai galima sakyti apleista. Tai taip labai neaišku, atplauks, neatplauks čia kokių karšių. Nu, bus matyt. Labiau gal į rytą reikia orientuotis, nes vakare tai čia gal būtų šerta prieš kelias dienas, gal ir atplauktų. O dabar tai ramu. Nu, reikia laukti. Nu, va, jau temsta. Dabar 8 valandas. Išsitraukiau sausainių pavalgyti. Vakarienė. Dar viena naujovė. 12 voltų lempa nuo akumuliatoriuko. Ir apšviečia visas meškeres. Šiaip taip ir filmavimui gerai man, nes naktį labai sunkiai filmuoja šitą GoPro. Prastai, nekokybiškai. Ir šiaip nereikia su prožektoriuku labai žabalinėti. Viskas su ja gerai, tik tai, kad labai pradeda traukt visokius vabzdžius. Pradeda eiti tiesiai į lempą ir kartais ir pradeda į galvą lysti, į akis, visur. Bet jeigu nėra vabzdžių, tai viskas gerai. Bombolys šviečia. Kaip švyturys. Jei! Pirmas žuvis. Čia jinai užkybus ir tampa. Štai niek jeigu nekimba. Man tokios nebent lydeka jau užkybus. Arba ešerys didelis. Tai va ten kokių prisirinkę. Ne per didžiausių. Kibimas ant dzikūno. Po 10-16. Labai keista, nes ramu buvo ir taip gražiai pradėjo gan kelt. Nu, blemba čia. Toks nedidelis jaučiu. Blemba, kur iš čia šonam taip. Nunešė. Į žolės. Eik tu. Kaip čia taip nunešė į šoną? Ava. Visai neblogos. Atrodė prastesnis. Toks. Puskiliukas. O, ant dzikučio. 4 dzikūnų. Nu. Ir jau reikia ir setelės, nes daug. O, išsipurvino visas. Na, kol kas taip. Nu, vienas karšiokas yra. Ir dar net 12 nėra. Tai visai jau smagu, visai žvejyba. Jau netuščiom.
Tik tai, kad, žiauriai tą šaltą daras. Naktį turi būti 7. Tai jau jaučiasi, kad šaltis ateina. Vėsų. Kiek užmetus, permetinėjant dziką, nes tempiau beždžionėlę ir kibimas iškart iki viršaus kai varė. Čia turbūt kliudau aš jau. Ir toks kažkoks visai jaučiasi, kad yra žuvis. Nu įdomu ištraukti, pasižiūrėti. Čia yra prie kranto žolių ir kiek aš jas pravalau, vis tiek jų priauga. Dažnai kliūna. Karšys. Tai kaip tyčia. Eik. Gražus. Ir kimbant ne ant boiliuko, o ant musės lervų. Belemba. Matai, kaip mėsos užsinorėjo rudenį. Nu toks jau visai nieko. Oi, vanduo šiltas. Įdomu, kad kimba ant dzikūno. Nu yra tokia teorija, kad rudenį, kai šalt pradeda, jau nebe grūdinės kultūros šitie žirniai visokie, o vėl mėsytės užsinori. Dzikūnas, sliekiukas. Gal iš tikrųjų teorija šitą teisinasi. Dzikūnus tampo. Tai užkimba vienas kitas. Uždėjau boiliukus. Ir keliausiu pasnausti. Po pirmos biškį. Nu, galvoju, gal kokie 5 atsikelsiu. Sakau, uždėjau boiliukus ir palieku tas meškeres ramybei. Su dzikūnais tai iš viso gal kokius 5-6 karšiokus pagavau. Tokius, ne per didžiausius visus.
Ir baksnoja, tik uždėk dziką, tai vis patampa kas keletą minučių. Tai keliauju pasnausti, susitiksim ryte. Tikiuosi, nesušalsiu į ragą. Taram, labas rytas. Labas rytas, labas rytas. Nu. Ne. Nieko nėra. Irgi tuščia. Ant boiliukų tuščia. 5:30, bet tamsu kaip uodegoj. Net netrodo, kad švyst norėtų. Tai nieko nebuvo užkybė, bet buvo viena pakelta, kita nuleista. Žuvų nebuvo. Permečiau dabar abi meškeres. Ir lauksim naujų kibimų. Panašu, kad žuvies yra vis tik taške, nes biški buvo keli tokie valo pakelimai. Žiūrėsim, ką rytas parodys. Sako, rytas protingesnis už vakarą. Pagaliau. Po 15 minučių judėjimo pirmin. Aukštyn žemyn. Per valus tik tai plaukėja kažkas ir viskas. Akipt nenusileidžia iki dugno. Aš nesuprantu. Nu, kažkas liktais yra, ne? Ant musės lervos susigundė. O, taip, žolės. Standartiškai. Jau girdžiu, kliūna kita meškerė. Nu, vat. Visai gražus. Ojei, lupytė kaip. Visai gražus. Nice. Bet tai va, kimba ant musės lervos. Boiliukas tyli. Į vienus vartus gauna boilis. Taip nesimata nieko. Toks rūkas pakyla. Nu jo, lauko temperatūra oro 7 laipsniai, o vandens rodė 16. Nu, žiūrim, kas čia toks užkybo. Ant musės lervos, aišku.
pats didžiausias. Prasidėjo. Kas 3 minutės kibimas. Atliusęs lervas. Tokie visi. Tu šitas dar nemažas. Šiaip visi tokie delniniai. Ir net jauko nebededu. Nu, vieną ant bailiuko užmetęs. Su beždžionėlė, o kitą... O, kimba kaip tik. Ir metu į viršūnėlę dabar žiūriu, nes tiesiog nebespėju įtempti beždžionėlės. Rūkas kyla gražu. Eilinis karšiokas ant kabliuko. Pagaliau vieną meškerę ant bailiuko užmečiau. Ai, kabinu. Nes neįmanoma. Kas ten ant bailiuko? Visą meškerę. Eikit. Vieną tempinės. Eik tu savo. Čia vienas karšys. O čia liktais nėra, bet kaip nutempė. Net meškerė pradėjo eit iš poliukų. Eik tu čia tai. Čia atrodo, kai karpis ėjo koks. Blem. Yra kažkas. Į akį. Karoči, pasikirto. Užkybo pasikirto. Nu, bet šituo negaliu skūstis. Ten tiek jų tikriausiai vienoje vietoje, kad net pasikirtinėja. Kas šiapia? Dvigubas dublis. Gavas ant vienos kybo traukiau ir kitos dugninės užkabinau valą. Tai abu kabliukai čia. Jau viskas. Kokias mažylės pradėjo kipt. Nieko gero. A, tai pasirodė ir kažkas neblogo. Musės lervos. Ai, kas nuėjo. Raudė apdaužyta. Reiškia, lydeka atakavo. Už tai pasirodė, kad kažkas neblogo. Kad raudės kojytės užėjo viskas.
Neįmanoma čia su jom. Reikia dėtis boiliuką tikriausiai. Galvoju dar jau žirnius įmesiu šiek tiek. Blogiau tikrai nebus, nes ir taip jau. Nieks nebejudina visai. Daug skirčiau. Iki 10 pondų. Ne? Galbūt dar susivilios karšiai. Gal ne. Nu ir ką jūs man tokį karosą įvilkau. Suplūdina iš žolių. Vakar pasišėriau vakare. Sakau, ryte pabandysiu, jeigu čia nieks nekibs. Va, nuėjau. Per 5 minutės buvo užkybo ant kukurūzo. Nu geras. Nu va. Dar tenai suplūdinė. Gražuolį lyną pagavau. Užkybo ant musės lervų. Nu, tikrai gražuolis. Žolynų karalius. A čia kaip pažiūrė būdinės, kaip ir tyli. Nu, nelabai išperėjų dabar ir būna. Bet būtų bent jau pakeltas kažkaip ar labai nuleistas. Tai suprasčiau, kad kibimas buvo. Meškerės tyli, jau po 10 gerokai. Faktiškai nuo 7:30 kokių ramu. Tai šiandien boiliai gavo į kaulus nuo dziko, netgi nuo plūdės gavo. Boiliai jau visiškai nebetinka rudenį. Nebekimba ant jų kažkodėl tai, nes matyt ir mažesnę kasnelę nori, ir nes vis tik vanduo atšalęs. Mažesnę kasnelę ir netaip aktyviai maitinasi. Žodžiu, rudenį boilis nepasteisina. Reik mėsos rudenį. Tai dabar jau kaip ir baigsiu žvejybą. Susikrausiu meškerės, ištrauksiu žuvį ir važiuosiu namo. Yra žuvyčių. Tuo gražiausias karosas, lynas. Ant plūdės pagauti.
Mažesnės paleidžiu. Tuoj atsigaus čia jos. Nu, plaukia. Mažesnės paleidžiu. Didesnės paimsiu rūkyklom. Tai ačiū, kad žiūrėjot šį naktinį epizodą. Orai vėsta, prasidės plėšrūnų metas. Tai galbūt jau reiks ir plėšrūnų lėkti. Tai ačiū visiems ir iki.